Kaip ir kodėl testuojamos lėktuvų turbinos? Kiek laiko trunka ilgiausias skrydis? Ar tiesa, kad galite skristi keliais mėnesius? Ir kas atsitinka jūsų kūnui didelėme aukštyje? Su jumis Top Hype. Ir šiame vaizdo įraše sužinosite atsakymus į visus šios klausimus jau dabar. Lėktuvų turbina yra bene svarbiausia jo dalis. Iš esmės tai yra lainerio variklis, todėl jį reikia tinkamai patikrinti, kad būtų galima įsitikinti, ar saugu kilti į orą. Yra keletas įdomių kriterijų, pagal kuriuos tikrinamos turbinos, apie kurias jūs tikrai nežinojote. Pirmiausia tikrinama, ar neatsikabina mentės. Tai atrodo kaip sprogimas, pažiūrėkite patys. Inžinierių darbas nėra padaryti taip, kad koks nors sugedęs lėktuvas toliau normaliai skraidytų. Šiuo atveju svarbiausia, kad nuolaužos ir kitas šlamštas nepažeistų korpuso ir gaubto. Tai labai svarbu, nes priešingų atveju nuolaužos gali prasiskverbti ne tik į gaubtą, bet ir į degalų baką ar fiziuliažą. Sugedus vienam varikliui lėktuvas vis tiek gali skristi ir leistis, tačiau degalų nuotėkis yra labai rimta problema. Taip pat turbinas tikrina vandens atsparumui. Šiuo tikslu į jas nukreipiama galinga vandens srovė. Turbina turi gebėti ją nesunkiai išsklaidyti ir veikti toliau, tarsi nieko nebūtų nutikę. Taip siekiama įsitikinti, kad skrydis per audrą lėktuvui nesukels problemų. Turbinos taip pat išbandomas tiesiog metant į jas tankius daiktus. Turbinos mentės turėtų lengvai jos perskrosti ir judėti toliau. Kaip turbūt jau numanote, taip yra dėl paukščių, kurie dažnai atsitrenkia į turbinas. Šiuolaikiniai lėktuvai gali atlaikyti turbinas atsitrenkiančius nedidelius paukščius. Kartais šie susidūrimai yra nepavojingi, tačiau dažniausiai pilotai imasi atsargumo priemonių. Jei susidūrimas įvyksta kylant, lėktuvas nedelsiant sustabdomas, apžiūrimas ir prireikus remontuojamas. Paprastai viskas baigėsi normaliai ir lėktuvas netrukus vėl paleidžiamas. Tačiau kartais pasitaiko rimtesnių situacijų. Pavyzdžiui, 2009 metais iš Niujorko pakilęs Airbus A320 vos po pusantros minutės susidūrė su būriu žąsų. Jie sugadino abu variklius. Laimiai prie lėktuvo sėdėjo Chelsea Sullenberger. Labai kietas pilotas, kuris saugiai nutupdė lėktuvą į Hansono upę. Niekas nežuvo, o incidentas tapo žinomas kaip stebuklas Hansono upėje. Apie jį net sukurtas filmas, kurio kadrus dabar matėte. Pereikime prie kitų įdomių faktų iš aviacijos pasaulio. Pradėkime nuo statistikos. Lėktuvas yra labai populiari transporto priemonė. Kasdien visame pasaulyje įvyksta apie 100 000 skrydžių. Maždaug kas 2-3 sekundės pasaulyje nusileidžia ir pakyla lėktuvas. Iš viso yra apie 8-9 tūkstančiai lėktuvų, kurie yra danguje. Juos netgi galite stebėti realiuoju laiku. Kasmet lėktuvai skrenda 100 milijonų žmonių, tačiau daugelis žmonių vis dar labai bijo skraidyti. Jei esate vienas iš tokių žmonių, galbūt statistika jūs nuramins. Statistiniais duomenimis milijonui skrydžių tenka tik viena avarija ir vienam iš 8 milijonų tikimybė žūti. Tai aišku nuramina, bet vis tiek mažai ką gali nuraminti, juk niekada nežinai, ar būtent jūsų lėktuvui nenutiks katastrofa. Rekordinis reisas. Jei esate skridę lėktuvu, jums turi būti žinomas šis nuovargis. Praleisti ne 3 ar 4 valandas iš eilės ankštoje sėdynėje ir mažoje erdvėje yra pakankamai sunku. O ką jau kalbėti apie beveik visas 24 valandas lėktuve. Be to, be persėdimų. Tai skamba kaip pragaras, bet taip ir buvo. 2005 metais lapkričio 10 dieną lėktuvas Boeing atliko ilgiausią skrydį be persėdimų iš Honkongo į Londoną. Skrydis truko 21 602 km. O kelionė truko 22 valandas ir 40 minučių. Siekdami rekordo pilotai skrido ne iš rytų į vakarus, bet iš vakarų į rytus. Taip daugiau nei dvigubai pailgindami kelionę. Tokį skrydį nerealu įvykdyti tik 2 pilotams. Todėl vienu metu lėktuve buvo 8 pilotai, dirbę pamainomis. Lėktuvu taip pat skrido 27 keleiviai, tarp kurių buvo aukščiausio lygio Boeing vadovai. Keli šio tipo lėktuvo inžinieriai, generalinės aviacijos kompanijos General Electric atstovai ir žurnalistai iš viso pasaulio. Tačiau tai, kas buvo pavienis incidentas, dabar yra įprastas reiškinys. Nemažiau įspūdingas skrydis tarp Singapūro ir Niujorko. Šiuo metu jis yra ilgiausias komercinis skrydis pasaulyje, nes lėktuve praleidžiama daugiau nei 18 valandų. Lėktuvas skrenda lanku, kerta Aziją į Ramųjį vandenyną, kyla į Aliaską, skrieja per Kanadą ir galiausiai nusileidžia Niujorke. Šį varginantį skrydį atlieka lėktuvas Airbus A350-900. Jame įrengtas puikus bei labai patogus salonas.
salonas. Šio lėktuvo keleiviais buvo pasirūpinta, nes ištverti beveik 24 valandas paprastame lėktuve su nepatogiomis sėdynėmis, siaurais praėjimais ir nesibaigiančiomis eilėmis į tualetą būtų nerealu. Jums gali kilti klausimas, kaip lėktuvas gali skristi 18 valandų ir nepritrūkti oro. Ir iš tiesų, ar kada nors susimąstėte, kaip lėktuvui nepritrūksta oro, juk niekas netidaro eliminatoriaus, kad išvėdintų saloną. Tiesą sakant, oras, kuriuo kvėpuojate lėktuve, gaunamas iš variklio per kompresorius. Visi lėktuvai turi specialią įrangą, kuri sumažina atmosferos orą, kuris susikaupia tiesiai už borto. Lėktuvo salono oro sistema yra sudėtinga, ją sudaro 3 dalys. Pirmoji palaiko slėgį, antroji atsakinga už oro vėdinimą, o trečioji už komfortišką temperatūrą ir oro kondicionavimą. Su lėktuvo oru susijusi problema yra ta, kad jis gana sausas, todėl keleiviai gali jausti šiek tiek blogai. Tačiau jie jaustųsi daug blogiau, jei kas nors sugadintų orą. Ir aš nekalbu apie tai, ką jūs galėjote pagalvoti. Kalbu apie rūkymą. Visiškas draudimas rūkyti lėktuvose nieko nestebina. Visi apie tai žino, bet ar žinojote, kad tai buvo ne visada? Anksčiau lėktuvose buvo galima rūkyti laisvai, bet kuriuo skrydžio metu. Net nereikėjo niekur eiti. Žmonės rūkydavo tiesiog savo vietose. Įdomu tai, kad anksčiau dėl rūkymo lėktuvose nekildavo jokių incidentų. Tačiau draudimas rūkyti buvo įvestas. Ir ne tiek dėl gaisro pavojaus lėktuve. Tiesiog nerūkantys keleiviai skundėsi dėl dūmų kvapo. Juos galima suprasti, nes salono neįmanoma tinkamai išvėdinti, o nerūkančiam žmogui nesinori kelias valandas kvėpuoti nuodais. Taigi 1986 metais buvo uždrausta rūkyti visose skrydžiuose, trunkančiuose trumpiau nei 3 valandas, o po poros metų rūkyti buvo leidžiama tik lėktuvui nusileidus. 2001 metais vis dar buvo vykdomi rūkymo skrydžiai. Sąlyga buvo paprasta, jei skrydis buvo ilgesnis nei 10 valandų, galima rūkyti. Tačiau dabar komerciniuose skrydžiuose rūkyti visiškai uždrausta. Smoking or non-smoking? Smoking, please. There. Have a nice trip. Nepaisant to, lėktuvo tualetuose vis dar galima rasti peleninių. Bet kodėl? Juk rūkyti draudžiama. Jis uždraustas, bet žmonės vis tiek gali pratrūkti ir tyliomis užsirūkyti. Tokiu atveju jie gali nuorūką įmesti į peleninę, o ne į šiukšliadėžę, nes tai gali sukelti pavojingą gaisrą. Tačiau vis tiek nedera taip elgtis. Pirma, negalėsite paslėpti nemalonaus kvapo, o antro, lėktuvo tualetuose įrengti dūmų detektoriai. Draudimą rūkyti pažeidusiam keleiviui gresia rimtos baudos, įtraukimas į juodąjį aviakompanijos sąrašą. Rūkyti lėktuvuose draudžiama, bet gerti dar ir kaip galima. Neturiu omeny alkoholio, jis yra nepageidautinas. Turiu omeny paprastą vandenį, sultis ir panašiai. Yra priežastis, kodėl stiuardesės keleiviams siūlo gyvųjų gėrimų ir vandens, nes dideliame aukštyje organizmas patiria ypač didelę dehidrataciją. Mokslininkai mano, kad net per 3 valandų skrydį žmogus praranda maždaug nuo 1,5 iki 2 litrų vandens. O dabar įsivaizduokite, kas nutinka organizmui ilgo skrydžio metu, jei pamirštate reguliariai gerti. Dėl dehidratacijos ne tik blogiau skristi, bet ji taip pat gali būti labai pavojinga. Todėl įsitikinkite, kad skrydžio metu geriate daug vandens. Taip pat periodiškai pakilkite nuo sėdynės. Atlikite mažą apšilimą ir šiek tiek pajudėkite, kad kraujas įsibėgėtų. Siūlau grįžti prie rekordų. Esu tikras, kad daugelį iš jūsų įdomu, koks yra didžiausias pasaulyje komercinis lėktuvas. Tai ne Boeing, kaip galite pagalvoti, o Airbus A380. Tai plataus korpuso 2 fiuzeliažų, 4 variklių turboreaktyvinis keleivinis lėktuvas. Štai kiek daug dalykų jis turi. Tai didžiausias gaminamas keleivinis lėktuvas. Jo aukštis 24 metrai, ilgis 73 metrai, o sparnų plotis 79 metrai. Tik įsivaizduokite, jo aukštis galinio sparno srityje prilygsta 8 aukštų pastatui. Fiuzeliažas yra žemesnis, bet jis vis tiek yra įspūdingas. Ir tai ne tik jo dydis. Airbus A380 taip pat yra labai prabangus lėktuvas. Visų pirma, jis yra dviaukštis. Įvairių lainerių viduje galima rasti net treniruoklių salių, poilsio kambarių, barų ir kazino. Jis taip pat yra neįtikėtinai galingas. Airbus A380 gali įveikti skrydžius be sustojimo iki 15 400 km, kas yra fantastiški parametrai. Liūdna tai, kad šių lėktuvų gamyba baigta 2021 metais. Todėl, kai dabartiniai lėktuvai išeis iš eksploatacijos, skraidanti legenda taps praeitimi. Pamiršau pasakyti, kad Airbus greitis taip pat nėra mažas, beveik 1200
km/h. Tai nėra blogai, bet jis nei iš tolo neprilygsta greičiausiam geležiniam paukščiui. Čia neapsiejom be jokių siurprizų. Tai naikintuvas ir nemažiau legendinis nei Airbus A380. Tai Lockheed SR-71 Blackbird, kuris reiškia juodąjį paukštį. Tai JAV karinių oro pajėgų strateginis viršgarsinis žvalgybinis lėktuvas. 1976 metais buvo Blackbird gamybos įkarštis. Šis naikintuvas pasiekė greičio rekordą – 3530 km/h greitį. Tai beveik 3 kartus viršija garso greitį. Šio naikintuvo beveik neįmanoma sekti ir beveik neįmanoma pataikyti į raketą. Šis paprasčiausiai negali pasivyti tokio greičio judančio objekto. Be to, mega naikintuvas gali pakilti į beveik 26 km aukštį. Tai yra maždaug 2 ar 3 kartus daugiau nei komercinio lėktuvo aukštis. Šis grėsmingas lėktuvas dar ir atrodo epiškai. Atrodo, tarsi jame būtų įrengtas koks nors superginklas, galintis sunaikinti visą miestą. Tačiau taip nėra. Skraidyklė skirta ne kovai, o fotografavimui iš oro. Kaip ir milžinas Airbus, Blackbird jau senai nebegaminamas. Jo eksploatacija buvo nutraukta 98-aisiais ir buvo pagaminti tik 32 vienetai. O dabar noriu jums papasakoti apie visiškai fenomenalų rekordą. Vėlgi jis bus susijęs su skrydžio trukme. Net 18 ir 22 valandų skrydžio trukmė, apie kurią jums pasakiau anksčiau, yra stulbinanti. Bet ką jau kalbėti apie 2 mėnesių skrydį. Sunku net patikėti, kad tai yra nutikę istorijoje. Nuostabus rekordas buvo pasiektas lėktuvu Cessna 172, kuriuo skrido Robertas Tinas ir Johnas Cookas. 1958 metais jie norėjo sumušti ilgiausių skrydžio be persėdimų pasaulio rekordą, kuris tuo metu buvo 46 dienos. Pilotai taip užsidegė noru, kad darė išbuvo 18 dienų ilgiau, 64 dienas, 22 valandas ir 19 minučių. Tiek laiko jie nejautė po kojomis tvirtos žemės. Kol vienas pilotas skrido, kitas ilsėjosi. Kur kas sunkesnė situacija buvo su atsargomis ir degalais. Tam lėktuvas sunkiai nusileisdavo, sulėtėdavo ir skrisdavo tokiu pat greičiu, kaip ir atsargas vežantis automobilis. Pilotai visą tai darė labai šauniai. Jie sumušė rekordą, kurį artimiausiu metu vargu ar kas nors pralenks. Na, o komentaruose parašykite, kaip dažnai skraidote ir ar bijote skristi lėktuvu. Taip pat, jei jums tai pasirodė įdomu, paspauskite laiką.